Labas, šiandien mes tręšiam veją. Kad tą padarytumėm gerai, mums reikės 4 dalykų. Vienas tai yra trąšos, kitas tai yra savos rankos, jos mums bus reikalingos. Dar vienas dalykas labai svarbu yra galva, nes reikės šį tarpą paskaičiuoti. Ir paskutinis labai svarbus dalykas yra ilgos kojos. Tai nuo jų mes ir pradėsim. Kad žinotumėt, kokio dydžio trąšų pakuotę jums įsigyti, turite žinoti, kiek trąšų jums reikės. Taigi tam jūs naudojate savo ilgas kojas, pereinate savo veją iš vienos pusės į kitą ir suskaičiuojate, kiek kvadratinių metrų vejos jūs turite. Kai jau išsimatavote savo veją, tai jau naudokit dabar galvą ir apsiskaičiuokite, kiek jums reikės trąšų jūsų plotui patręšti. Naudokitės instrukciją, todėl kad ant kiekvienos trąšų pakuotės bus parašyta, kiek reikalinga trąšų 100 kvadratų vejos. Tai jūs dabar žinote savo kvadratus ir galite pasiskaičiuoti. Mūsų atveju pas mus buvo beveik 200 kvadratų vejos ir mes supratom, kad mums trąšų reikės 4-5 kg. Tai vat 4 kg maišomės ir įsigijom. Tai ant kiekvienos pakuotės bus parašyta, kiek reikalinga jums trąšų. Kaip dažnai tręšti? Jeigu jūs nusipirkote lėto veikimo arba kontroliuojamo veikimo trąšų, tai jūs tręšti galite tikrai gana retai, kas kelis mėnesius. Jeigu jūs nusipirkote trąšų, ant kurių nieko apie tai nėra parašyta, tai vadinasi, tręšite kas mėnesį, kas 2. Bet kuriuo atveju tas terminas turėtų būti parašytas ant pakuotės, kaip dažnai reikia tręšti. Tai tuo ir vadovaukitės. Nedarykite daugiau, negu kad reikia. Na štai, savo kojas ilgas ar trumpas, kokias turim, mes jau panaudojam, tai yra išsimatavom. Savo galvą mes panaudojam, tai jau išsiskaičiavom, kiek mums reikės trąšų mūsų plotui. Taip, mes dar turim dabar trąšas. Ir vienintelis dalykas, kas liko, tai tiesiog imti ir patręšti. Tręšti galite naudodami savo rankas arba naudodami barstytuvą. Tręšiant tiesiog iš rankos, tai visada yra tikimybė ta, kad jūs galite netolygiai padengti visą tą plotą trąšomis. Tai vadinasi, ten, kur trąšų pateks daugiau, ten žolė bus vešlesnė, žalesnė, ryškesnė, o kiti plotai gali būti tokie skurdesni ir netgi rudesni. Tas yra sudėtinga, šiek tiek reikia įgūdžių, bet viskas yra įmanoma. Mano patarimas būtų toks, tada jeigu tręšiate jūs patys iš rankos, einate skersai ir paskui lygiai taip pat einate išilgai. Ir taip bent jau maksimaliai stengiatės padengti tą veją. Su barstytuvu yra žymiai paprasčiau. Tuo mes išpakuosim Gardenos barstytuvą ir išbandysim jį. Ir žinot ką? Man Gardenos barstytuvas patiko. Iš esmės dėl 2 priežasčių. Viena vertus todėl, kad iš tikrųjų buvo labai lengva su juo dirbti. Aš įsivaizdavau, kad bus tiesiog fiziškai sunku, bet buvo lengviau negu kad stumti vaiko vežimėlį. Tiesiog paimi ir važiuoji. Kitas dalykas, kas man labai patiko, kad labai gražiai, vientisai pasklido tos trąšos vejoje. Ir netgi jeigu reikėjo tą barstytuvą pernešti į kitą pievelę arba jeigu reikėjo sustoti, apsisukti, tai labai lengvai
viskas susistabdo ir tos trąšos nebyra. Tai nebuvo taip, kad būtų kažkoks plotelis, kur 2 kartus pravažiuotum ir tų trąšų išbertum. Tai tas iš tikrųjų buvo labai patogu. O ką tikrai reikia apgalvoti ir kiekvieną kartą perkant naujas trąšas reikės iš naujo pasižiūrėti, tai yra ant kokios padalos nustatyti tą angų atsidarimą. Šiuo atveju mūsų trąšos buvo iki 4 mm skersmens, tai mums tiko 6 padala, bet kiekvieną kartą labai lengva tą išsibandyti ir pamatyti, ties kokią padalą sureguliuoti. Nu ir viskas, belieka dabar palaistyti. Čia yra svarbus dalykas, ką padaryti prieš ir po tręšimą. Tai prieš tręšimą turim pasižiūrėti, kad būtų sausas oras ir kad būtų nupjauta žolė 1 arba 2 dienas prieš tai. O po tręšimo tai mes laukiam lietaus arba laistom. Tai ačiū Gardenai už barstytuvą, o jums, kad žiūrėjot šitą video. Mes video dabar išleidžiam bent kartą per savaitę apie aplinką, apie dizainą, apie gėlynus, apie daržovės. Jeigu domina jūs šitas temos, tai sekit mūsų naujienas, prenumeruokit mūsų kanalą. Tai labai lengva padaryti, tiesiog spaudžiat subscribe ir dar varpelį. Tai ką, susitiksim kitam video arba pasimatysim svetainį www.geltonaskarutis.lt, kur nuolat visokių įdomiausių dalykų mes tenais parašom. Ate? Iki kito karto.